Taigi mes dar bendraujame su Jonu Krikštytoju. Aną kartą šiek tiek pakalbėjom apie Jėzaus vaikystę ir Jono Krikštytojo vaikystę, o šiandien pakalbėsime apie jo tarnystę. Mato Evangelijos 3 skyrius, 3 eilutė. O jis buvo tas, tai yra, kalbame apie Joną Krikštytoją, o jis buvo tas, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs, dykumoje šaukiančiojo balsas, paruoškite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Matas ir vėl cituoja Senąjį testamentą tam, kad žydams būtų aišku, kad visi šitie įvykiai, kurie dabar vyksta, nauji įvykiai, tai yra Dievo pranašysčių išsipildymas. Ir Dievo numatyti dalykai. Ir apie Joną Krikštytoją jau išpranašavo prieš 100 metų pranašas Izaijas. Netgi išpranašauta, kad jisai gyvens dykumoje. Ir ką jisai šaukia? Sako, paruoškite viešpačiui kelią. Tai yra pagrindinė Jono Krikštytojo misija. Tai yra paruošti žmonių širdis Mesijo atėjimui. Ir sako, ištiesinkite jam takus. Pas mus mes turime labai didelę privilegiją važinėti gan gerais keliais, asfaltuotais keliais, bet tuo amžiumi, kada čia kalbama, pasaulyje buvo užvaldžiusi Romos imperija ir mes žinome, kad Romos imperijos keliai, jie grįsdavo kelius ir jie buvo gan geri. Bet kai ateidavo karalius, eidavo kažkur karalius, važiuodavo į kažkokį miestą, prieš jį vykdavo šauklys ir praneždavo žmonėms, kad klausykite, atvyksta karalius, paruoškite jam kelią. Tai yra, žmonės turėdavo viską mesti ir paruošti, jeigu kelias buvo koks jau nusidėvėjęs, jie turėjo jį paremontuoti ir paruošti kelią prieš atvykstant karaliui. Ir sako, ištiesinkite jam takus. Taigi prieš atvykstant karaliui jam turėjo būti paruoštas tinkamai kelias. Aš atsimenu prieš daug metų, kai į Lietuvą aš dar vaikas buvau, planavo atvykti Jonas Paulius II ir atsimenu, čia toks sujudimas viso Lietuvoje, buvo remontuojami visi keliai. Tai šiek tiek to, kai atvyksta kažkoks žymus žmogus ar politikas ar kažkoks, tai irgi yra ruošiama aplinka. Tai Jono Krikštytojo misija, jis buvo tas šauklys, kuris ėjo ir kvietė žmonės, sako, paruoškite karaliui, tikrajam karaliui kelią. Tai nereiškia fizinį kelią. Jis tai paruošti savo širdis, nes tam, kad mes galėtume priimti gelbėtojo Mesiją, mums reikia pirmiausia paruošti širdis. Ir mes vėliau matysim, kad Jonas kvietė žmonės atgailai. Ir tam, kad žmogus suprastų, kad jam reikia gelbėtojo, kad jam reikia Mesijo, jisai turi suprasti, kad jisai skęsta, kad jį reikia gelbėti. Jeigu žmogus sėdi name ir nemato aplinkui gaisro, tai jisai ir nekvies gaisrininko. Ir jeigu žmogus nesuvokia arba nepripažįsta, jog jis yra nusidėjęs, jog be Kristaus jisai į dangų nepateks, be Kristaus jo nuodėmės nebus atleistos ir nuplautos, jam nereikės to Kristaus. Kam man tas Kristus reikalingas? Man ir taip gerai. Taigi Jono Krikštytojo tikslas yra paruošti žmonių širdis, kviesti juos atgailai. Ir atgaila yra žodis metanoja, o metanoja tai reiškia ne tik tai tas kažkoks emocinis gailėjimasis, o metanoja tai reiškia mąstymo pakeitimas. Tai yra atgaila, tai yra, kada tu suvoki, kad aš pats niekaip pripažįstęs sąžiningai, kad visgi aš nusidedu kiekvieną dieną ir man reikia to gelbėjimo. Aš pakeičiu mąstymą, kad aš pats neišsigelbėsiu, o man reikia Dievo, man reikia to Mesijo.
Taigi štai Jono Krikštytojo pagrindinė tarnystė tai yra kviesti žmones atgailai, kad jie paruoštų širdis kažkam didesniam. 4 eilutė. Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnos buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis maitinosi skėriais ir lauko medumi. Labai keista dieta, ar ne? Ateina Jonas Krikštytojas į restoraną ir prašo, duokit man skėrių ir būtinai su medaus padažu. Ir mes praeitą kartą skaitėm, kad tikrai jo pradėjimas, jo tėvai buvo nuostabus ir sulaukė vaikelio senyvame amžiuje. Ir aš nežinau, kodėl jis būtent gyveno tokį asketišką gyvenimą, nes dykumoje tai gyvenimas vienumoje. Čia aš pati asmeniškai galvau, galbūt jo jau tėvai buvo numirę, nes jie jau buvo gan seni, kai jisai gimė, ir jau Jonui Krikštytojui būnant 30 maždaug metų, jo tėvai jau greičiausiai buvo mirę, ar dėl to, kad jisai vienas buvo paliktas, ar tiesiog kitoje Evangelijoje sako, kad jisai skelbė Elijo dvasia, o Elijas buvo vienas iš galingiausių pranašų Senajame testamente, ir jisai pranašavo su tokia jėga, ir tiek Joną Krikštytoją, tiek Eliją vienijo tokia savybė, kad jie nevyniojo žodžių į vatą. Žodžiu, jie tiesiai šviesiai skelbia, kai yra nuodėmė, ir jie skelbia Dievo žodį, jo nepagražindami ir nebijodami tiesos. Aišku, vėliau Jonas Krikštytojas buvo būtent dėl to ir nužudytas, nes yra daug žmonių, ypač įtakingų žmonių, kuriems nepatinka tiesa, ir jie visokiais būdais bando nutildyti tuos, kurie ateina ir jam pasako tiesą. Ir Jonui Krikštytojui būtent taip ir nutiko. Jisai, karalius Erodas buvo, jisai gyveno nuodėmėje, jisai susituokė su savo brolio žmona, ir tai buvo nuodėmė, ir Jonas Krikštytojas labai aiškiai apie tai kalbėjo. Ir Jonas Krikštytojas buvo pasodintas į kalėjimą už tiesos skelbimą, ir jam buvo nukirsta galva. Tai tiek Elijas, tiek Jonas Krikštytojas, jie buvo labai drąsūs ir skelbė Dievo žodį su jėga. Ir man čia tokia mintis, kaip mamai kyla, kai gimsta vaikelis, mes dažniausiai turim tokių visokių vilčių ir svajonių, kad mano vaikas galbūt bus, ką žinau, ten gydytojas, ten teisėjas, ten politikas, ar ten architektas, ar kažkas tokio, garbinga profesija. Ir galvoju, kokių vilčių turėjo Elžbieta ir jo tėtis Zacharijas, kadangi angelas pats paskelbė, kad šitas vaikelis bus didis Dievo akise. Ir mes irgi kartais norime, kad dažnai netgi, kad mūsų vaikai būtų didis. Bet kas yra didis Dievo akise, nebūtinai ir derinasi su tuo, kas yra didis žmonių akise. Ir galbūt, kaip apie Erodą skaitėm, gal jis, Erodas didysis, galbūt jisai buvo didis žmonių akise, daug pasiekimų ir politinių ir visokių, bet Dievo akise jis nebuvo didis. O čia Jonas Krikštytojas, žmonių akise jis buvo visiškas keistuolis. Skėrių, valgyti skėrius tai buvo vargšų maistas. Vaikšto kažkokio apsirengęs kupranugario vilnų apdaru, grynas keistuolis. Bet Dievo akise jis buvo didis. Taigi Dievas mato kitaip negu žmonės. Ir mes irgi, kai žiūrime savo vaikus, tikrai melskimės, kad tas vaikas įvykdytų Dievo valią jo gyvenime. Nes jisai bus didis Dievo akise, ir tai nebūtinai sutaps su žmonių, kaip sakant, lūkesčiais. Ir patys neskubėkime teisti. Galbūt pažįstame kokį nors krikščionį, kuris yra galbūt šiek tiek keistas ir labai drąsiai kalba,
ir žmonių akise galbūt jisai kažkoks fanatikas, lunatikas ir dar ten koks nors, bet galbūt Dievo akise jisai yra didis. Taigi Jonas Krikštytojas tikras keistuolis, bet didis Dievo akise. 5 eilutė. Tuomet Jeruzalė, visa Judėja ir visa Pajordanė ėjo pas jį. Ir taip įdomi, kad žmonės neišsigando jo keistumo ir ėjo pas Joną Krikštytoją, neišsigando tiesos. Žmonės buvo jo krikštijami Jordano upėje ir išpažindavo savo nuodėmę. Taigi Jonas krikštijo. Aną kartą irgi minėjau, kad krikštas rašte yra žodis baptizo ir graikiškai reiškia baptizo ir reiškia panardinimas, visiškas panardinimas po vandeniu. Taigi, kai praktikuojamas ten kažkoks pašlakstymas, niekur rašte mes to nematome. Ir krikštas pagal raštą yra visiškas panardinimas, netgi pats žodis reiškia panardinti. Ir Jonas Krikštytojas neišrado krikšto. Senajame testamente yra minimas, galite, jeigu yra noro paskaityti kunigų knygoje, yra kalbama apie apsivalymus, apie ritualinius apsivalymus. Ir žmonės, kam to reikėdavo prieš atliekant tam tikras arba apeigas šventykloje, arba šiaip žmogus tapdavo nešvarus ir jam reikėdavo apsivalyti. Tai buvo toks ceremoninis apsivalymas. Jis ir, kaip pavyzdį pasakysiu, kada žmogus tapdavo nešvarus. Pavyzdžiui, palietęs negyvą kūną ar gyvūno dvėseliną ar žmogus tapdavo nešvarus. Ir aš vis prisimenu tą situaciją, kai galbūt skaitysime, apie gailestingą samarietį, kai žmogus buvo sužeistas ir pro šalį ėjo ir levitas, ir kunigas, ir jie nepriėjo prie jo padėti. Ir galbūt jie bijojo to tapti nešvarus, nes jie ėjo pakeliui į šventyklą ir dėl to nepadėjo. Taip pat moteris po gimdymo buvo tam tikrą laiką nešvari, po mergaitės virš 60 dienų, po berniuko virš 30 dienų, po menstruacijų ciklo, tam tikros odos lygos irgi padarydavo žmogų nešvaru, įvairios kūno išskyros. Ir kai žmogui taip atsitikdavo, jam reikėjo apsivalyti, kad jis būtų paskelbtas švarus. Ir taip pat vienas iš dalykų, kada buvo praktikuojamas tas toksai apsivalymas, panardinimas, tai kada žmogus, pagonis, norėdavo tapti žydų, tai buvo vadinami prozelitais, jie ateidavo ir juos irgi taip panardindavo. Ir jie irgi simbolizavo kaip naują gimimą ir tapimą žydų. Tai tas panardinimas toks simbolizuodavo kaip iščiose, kai yra vaisiaus vandenis, kad jisai tarsi iš naujo gimsta iš vandens ir tapdavo žydų ir priimdavo žydų skelbiamą Dievą. Taigi, bet tie žmonės, kurie ateidavo, apie kuriuos skaitome 5 eilutėje, kurie ateidavo, tai jiems tai buvo irgi drąsus žingsnis, nes jie faktiškai pripažindavo, kad jie yra nešvarūs, kad jiems reikia apsivalyti, o netgi tie, kaip tie pagonys, kad juos panardindavo, o pagonys žydų akimis būdavo vos ne šunis, prasme, kad jiems irgi to reikia, to panardinimo. Ir kur praktikuodavo tą panardinimą, tai turėjo būti gyvasis vanduo. Tai turėjo būti arba upė, arba šaltinis, tai yra ne vanduo iš čiaupo, o gyvas vanduo, natūralus vanduo. Taigi tą panardinimą darydavo kažkur natūralioj aplinkoj arba tokiuose kaip baseinėliuose, kurie vadinasi mikva.
Bet jis irgi turėjo būti pripildytas natūralaus vandens. Ir tarp kitko, netgi šiais laikais, aš internete žiūrėjau, yra praktikuojamos tos mikva tie apsiplovimai, galite internete pasižiūrėti, moteris, žiūrėjau kaip moteris, aišku, ir vyrai tai daro, dabar tos mikvos yra tokios vos ne kaip spa, ir žydai iki šiol tai praktikuoja. Taigi tas panardinimas, krikštas kaip ir nebuvo naujiena kažkokia, kad kažkas čia naujo, bet tik tai prasmė skiriasi. Ir skiriasi tai, kad tie ritualiniai apsiplovimai, juos galima daryti daug kartų. Tai yra, jeigu tu tapai nešvarus ten pagal Seno testamento reikalavimų, tu vis turėjai apsivalyti. O Jono krikštas vykdomas tik vieną kartą, tai yra paruošti į Kristui kelią. Ir mes matysim vėliau, kad krikštas, kurį Jėzus įsakė atlikti, irgi skiriasi, prasmė skiriasi. Ten jau krikštėjama Dievo Tėvas Jėzus ir Šventosios Dvasios vardu, ir tai yra simbolis, ir krikštėjama po įtikėjimo, tai yra jau po to, kai tu priėmėjai Jėzų kaip savo karalių, ir tai yra simbolis, kas įvyko tavo širdyje. O čia irgi vanduo ir tiek Seno testamento praktikavime, to ritualinio apsiplovimo, tiek Jono krikštas, tai yra simbolis. Ir mes žinom, kad vanduo nėra kažkoks stebuklingas ir jisai nenuplauna mūsų nuodėmių ar širdies. Ir aš greitai paskaitysiu jums Jeremijo knygos 2 skyriaus 22 eilutę, kur Dievas sako, nors ir nusiplautum šarmu ar muilu, tačiau liksi suteptas savo kalte mano akivaizdoje. Tai Dievas labai aiškiai sako, kad jokiais fiziniais dalykais, netgi chloro pasiėmęs, tu nenusiplausi savo nuodėmingumo. Visas tas krikštas tai yra simbolis, kas įvyko. Ir tam, kad žmogus ar apsivalytų, ar ateitų atgailai, kaip Jonas skelbė, jis turi būti sąmoningas. Tai yra, Jonas skelbė atgailos krikštą, tai irgi bibliškai nėra pagrįstas niekur kūdikių krikštas, nes žmogus turi sąmoningai suprasti, kad jis yra nusidėjėlis, kad jis nori Jono atveju atgailai. Vėliau to krikšto, kurį Jėzus paliko įsakymą tai daryti, irgi turi būti sąmoningas, žmogus turi suprasti. Biblijoje neparašyta, kokio amžiaus turi žmogus, nedraudžiama ir senam krikštytis, jeigu jisai suvokia, ką daro, ar vaikui, kuris jau suvokia, ką daro, yra nedraudžiama. Amžius nenustatytas, bet kūdikis, tikrai niekur Biblijoje neminima, kad kūdikiai buvo krikštijami. Tai ką Jonas kūdikiai prigriebė, sakydavo, atgailauk, tas vargšas kūdikis nieko dar nesupranta. Už ką man atgailauti? Dar ir kalbėti net nemoka. Tai ateidavo suaugę žmonės, kurie sąmoningai suprasdavo, ką jiems reikia, kodėl jie čia atėjo ir kam to jo reikia. 6 eilutė. Žmonės buvo jo krikštėme Jordano upėje ir išpažindavo savo nuodėmes. Taigi vaikas, kuris dar nesupranta, nemoka kalbėti, dar yra per mažas, jam krikštas yra visiškai beprasmis, jis nieko nesupranta. Taigi 7 eilutė, pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų einančių pas jį krikštytis, jis jiems sakė, angių išperos, kas perspėjo jūs bėgti nuo ateinančios rūstybės. Labai malonų žodžiai. Angių išperos, sako Jonas Krikštytojas, žmogus, kuris yra didis Dievo akise. Ir mes pamatysime irgi visoje Biblijoje ir Jėzaus tarnystėje, kad su vieninteliais žmonėmis, su kuriais ir Jėzus labai griežtai kalbėjo, tai buvo fariziejai, sadukiejai, rašto žinovai. Jėzus net taip griežtai nekalbėjo nei su paleistuve moterimi, nei su muitininku Matu, su tai žmonėm, kurie visuomenėje buvo laikomi padugnėmis. Jėzus su jais buvo malonus ir geras. O kasgi tie fariziejai ir sadukiejai, kuriems gero žodžio nepagailėjo nei Jonas Krikštytojas, ir mes matysime, kad ir Jėzus su jais griežtai kalbėjo. Kasgi buvo tie fariziejai? O fariziejai tai buvo religijos, kaip pasakyti,
piuristai, tokie entuziastingai raginę tautą laikytis įstatymo. Taigi jie buvo žmonių akise labai gerbiami žmonės, jie tikrai laikėsi Seno testamento, kiekvienos raidelės. Fariziejus žydai gerbė, jie buvo laikomi tikro žydo pavyzdžio. Ir daugelis perrašinėtojų, šventojo rašto perrašinėtojų, būtent buvo fariziejai, o šventojo rašto perrašinėjimas, prisiminkite, tais laikais nebuvo dar spausdinimo mašinų ir šventojo rašto perrašinimas buvo labai labai kruopštus ir atsakingas darbas. Ne bet kas galėjo tai padaryti. Ir fariziejai, būdami tokie skrupulingi, jie irgi atlikinėdavo tą darbą. Taigi jie buvo judaizmo tradicijų bei papročių kūrėjai. Jie skrupulingai sergėjo visas taisyklės susijusias su maisto ruošimu ir vartojimu, nes pagal Seną testamentą žydai turėjo tam tikrų būdų paruošti maistą. Jie mažai bendravo su tais žydais, kurie nebuvo tokie fundamentalūs. Jie, žodžiu, save atribodavo nuo nuodėmingų žmonių, ne nuo tokių švarių žmonių. Fariziejai laikėsi išdidžiai ir išsiskyrė iš kitų tarpo. Juos net pagal drabužius galėdavo atpažinti. Jėzus juos kritikavo už tai, kad šie daugiausiai dėmesio skiria rafinuotiems religiniams ritualams, o svarbiausius dalykus, tai yra meilė ir gailestingumą, palikdami antroje vietoje. Taigi, kas Dievui svarbiau? Dievui svarbiau ne religiniai ritualai, kurie tavęs nepadaro nekiek šventesniu, bet tavo širdis. O fariziejų širdis matėme dėl to, kad jie buvo labai religingi, labai gerbiami, laikėsi įsakymų Dievo 100%, jiems taip atrodė. Bet Dievas matė jų širdį, kad jų širdį buvo daug išdidumo, daug pasipūtimo. Ir Jonas Krikštytojas irgi vadino jos angių išperomis. Ir fariziejų tikriausiai nebuvo labai daug, bet įtaka buvo labai didelė. Ir fariziejai akcentavo individualų pamaldumą, griežtą dorovę ir skrupulingą papročių laikymasi. Taigi iš išorės viskas atrodo gerai, bet tiesiog tai buvo tokia kaip religingumo širma. O vėliau matysim, Jėzus jos vadino pabalintais kapais pilnais numirusių kaulų. Tai reiškia, iš išorės jie atrodė apsisiautę to religingumo šydu, jie atrodė labai gerai, gerbiami, bet viduje jie neturėjo meilę žmogų, jie neturėjo gailestingumo, jie buvo išdidus. Taigi tai yra fariziejai. O sadukėjai, tai Jėzaus laikais buvo taip pat svarbi judaizmo srovė, atšaka. Ir sadukėjams priklausė turtingos ir kilmingos žydų giminės. Tai, žodžiu, buvo elitas. Kunigais daugiausiai tapdavo sadukėjai, iš jų tarpo buvo renkamas ir vyriausiasis kunigais. Ir sadukėjai kontroliavo šventyklos tvarkymą, jų dauguma sudarė Sinedrioną, tai yra žydų aukščiausią tarybą, o fariziejai buvo tarsi jų oponentai. Nu, čia tarsi tokia religinė, kaip pasakyti, politika. Fariziejai nesutarė su sadukėjais. Ir sadukėjų pažiūros taip pat buvo konservatyvios ir jie tiesiog, fariziejai tikėjo ten angelais, demonais, o sadukėjai to netikėjo. Žodžiu, jie šiek tiek vienas kitų nemėgo. Bet štai jie ateina irgi krikštytis. Ir kodėl Jonas sako jiems angių išperos? Atrodo, taigi atgailauja. Bet Jonas suprato, kad tiem fariziejams ir sadukėjams tas krikštas, jiems nieko nereiškia. Tai buvo dar viena religinė, kaip pasakyti, apeiga, religinis ritualas, dėl kurio jie taptų kažkokie geresni, šventesni ir taip toliau. Ir 8 eilutėje Jonas ir sako, duokite vaisių vertų atgailos. Taigi atgaila nėra emocija, atgaila nėra tik tai tas religinis ritualas, tas simbolį, kurį tu atlieki vandenyje.
ta metanoja, tas mąstymo pasikeitimas turi matyti žmogaus gyvenime. Ir galbūt ir mūsų gyvenime buvo, kad žmogus ten, oi, atsiprašau, žinai, oi, kaip man gaila, ir vėl tą patį daro. Tai kokia čia atgaila, tai yra melas. Ir Jonas irgi akcentuoja, kad atgaila turi nešti vaisių. Tai yra, kai tu atgailauji, tavo pasikeičia mąstymas ir tavo veiksmai pasikeičia, tavo kryptis gyvenimo pasikeičia. Ir sako, ir nebandykite ramintis mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Taigi jis čia kalba su fariziejais ir jie, aišku, buvo žydai. Kas buvo Abraomas? Abraomas tai yra žydų tėvas. Tai yra žmogus, kuris gyveno Ūre, tai yra pagonių mieste, ir Dievas jį pakvietė išeiti iš to miesto ir tapti nauja tauta. Ir Dievas pažadėjo pažadinti iš jo didžiulę tautą. Ir fariziejams ir daugumai žydų atrodė, kad vien dėl to, kad aš esu žydas, aš vien dėl to esu Dievo numylėtinis ir dėl to pateksiu dangų. Žodžiu, aš jau turiu, kaip sakant, per savo gimimą tampu ir Dievo, ir dangaus karalystės piliečių ir teisėtų. Bet Jonas Krikštytojas akcentuoja, kad jog tu esi žydas, Abraomo palikuonis, tavęs tau dar nepadaro teisiu Dievo akise ir tau reikia atgailos. Kartais mes sutinkam žmonės, kurie irgi sako, aš gimiau krikščioniškoje šeimoje, mano tėvai tikintis, aš jau į bažnyčią visą gyvenimą, aš esu pakrikštytas, ten atlikau visokias kitokias religinės apeigas. Ir Jonas Krikštytojas sako, ne tame esmė. Tau reikia atgailauti vis tiek asmeniškai priimti Mesiją, gelbėtoją Jėzų Kristų. Nesiramink, kad tavo tėvai yra tikintis, tu asmeniškai tai turi padaryti. Tavęs negelbsti tavo tėvų pasirinkimai, tavęs gelbsti tavo asmeninis apsisprendimas. Ir paskutinė eilutė šiandien sako, štai kirvis jau prie medžių šaknų ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, yra nukertamas ir įmetamas į ugnį. Ir ką tai reiškia? Vėliau irgi skaitysime palyginimą ir Jėzus sakė, kad mes atpažinsime žmogų pagal vaisius jo gyvenimą. Kaip medį atpažįstame, obelį atpažįstame, kad tai yra obelis pagal vaisių. Pas mane sode auga 2 medeliai. Vienas matau, kad obuolius augina, ne aš juos sodinau, o kitas dar neaišku. Nes nebuvo vaisių. Lapai panašus ir į kriaušės, ir obels. Tai aš laukiu vaisių, kad pamatyčiau, koks čia medis. Taip ir Jonas sako, kad jeigu jūs atgailavote, jūsų gyvenime bus vaisius. O jeigu jūs tik sakote, kad atgailavote, tavo vaisiaus gyvenime nebus. Ir ateis galas ir prieš Dievą tu neapgausi. Ir tas medis, kuris neparodo atgailos vaisių, neparodo, kad iš tikrųjų įvyko atgaila, neparodo žmogaus gyvenimas, kad jis iš tikrųjų priėmė Jėzų kaip savo gelbėtojas, nes po to gyvenimas turi keistis, jis nebelieka toks, kaip buvo. Ir sako, liūdna tokia žinia, kad medis nukertamas ir numetamas į ugnį. Ir daugelis žmonių labai nepatinka girdėti blogą žinią apie ugnį, apie vietą, kančios vietą. Ir Mato Evangelijoje apie ją bus kalbama labai daug. Ir Jėzus apie ją daug kalbėjo, nes Jėzus nori perspėti žmonės. Ir sako, metamas į ugnį. Ir yra kančių vieta, amžinų kančių vieta. Dėl to ir atėjo Jėzus, kad mus išgelbėtų iš tos kančių vietos ir pasiūlytų ateiti į geresnę vietą. Dėl to ir kentėjo Jėzus tokias kančias ant kryžiaus, kad mus nuplautų, kad mus apvalytų. Ar ne vanduo mus apvalo, o Jėzus Kristaus kraujas mus apvalo ir duoda mums naują gyvenimą, duoda mums tą bilietą į dangų, tą bilietą pas Dievą. Ir kai pas žmogų vyksta atgaila širdyje, tai matysis jo ir gyvenime. Tai Jonas nesako, kad žmogus išgelbėjimas darydamas gerus darbus, bet jis tiesiog parodo, atkreipia dėmesį, kad kartais, kaip tie fariziejai sadukėjai, jie kažkokią religinę apeigą atlieka, kažkokius tuščius žodžius pasako, o širdyje nieko neįvyko.
Tai ir Jonas, ir po to ir Jėzus perspės daug kartų, kad neapgauninėkim nei patys savęs, nei Dievo, bet tikrai sąžiningai pakeiskime mąstymą, tai yra atgaila, paruoškime savo širdį Kristui ir pakvieskime jį į savo gyvenimą, į savo širdį, kad jis ateitų, mūsų išgelbėtų ir išvaduotų. Taigi tiek šiandieną apie Jono tarnystę, rytoj pakalbėsime apie Jėzaus krikštą, kodėl Jėzus krikštijosi, kam jam reikėjo krikšto, juk jam nereikėjo atgailauti. Taigi tęsime ir užbaigsime rytoj Mato Evangelijos 3 skyrių.